Sveiki. Į nėrinius panašus popieriaus karpiniai, paveikslai ant stiklo ar tapyba ant šilko. Visi tautodailininkės Dalios Lovčikienės darbai nepaprastai gražūs. Pone Dalia juokauja, sutinkama jūsų laidos herojė tarp miesto ir kaimo, tarp meno ir amato, tarp žmonių ir vienumos. Pedagogės įsilavinimą turinti 3 dukras auginanti moteris gyvena Molėtuose, o dirba kaimo mokykloje, vaikams atskleidžia dailės paslaptis. Kaime ramiau, krūviai mažesnį vardė savo darbo privalumus ponia Dalia ir taip pat patikslina, tai reiškia, kad likusi laiką galėsiu kurti. Kuria ponia Dalia jau gerus 30 mečius. Vaikystėje susižavėjusi karpiniais, kaip ir dauguma, pradėjo nuo snaigių karpimo. Pamažu darbai tobulėjo, darėsi vis sudėtingesni. Mano pats pirmas tas toks buvo įspūdis, kada aš karpinius pamačiau per televiziją, buvo tokia laida Šeimininkės vykmetys. Oi, labai seniai. Labai seniai, aš gi vaikas dar buvau. Ir tenai rodė, žinokit, karpinius. Aš dabar spėsiu, kad tai buvo Julijos Daniliauskienės. O gal ir apsirinkau, nežinau, bet man jau jie tokie gražus. Bet aš ne iškart pradėjau karpyti, aišku, reikėjo dar kažko tokio iš šalies, kad tas poreikis ateitų. Tai, ten atvirukų padaryti, kvietimų kažkokiam renginukui, tada pradėjau. Ir ilgam. Ponios Dalios karpiniais iliustruotos 4 poezijos knygos, surengta 14 personalinių parodų, o kurda respublikiniai ir tarptautiniai plenerai, simpoziumai. Per tuos metus sukurti darbai pasklydę po visą pasaulį, tačiau visi jie nufotografuoti, įamžinti ir sudėti į kelis albumus. Čia yra iš tų pirmųjų, kada dar aš karpiau, pasižiūrėkite iš kokio popieriaus. Čia languotas, čia liniuotas. O čia jau darosi sudėtingesni tie darbai? Čia jau sudėtingesnė eina, čia jau 84-3. Čia yra žaisliukai, žaidimai, bet dabar, kur negėda parodyti, mano turbūt solidžiausias būtų tas albumas, bet jie nėra patys paskutiniai. Karpinių pradininkai yra popierių išradę kinai. Siluetiniai karpiniai atsirado Persijoje, 17 amžiuje atkeliavo ir į Europą. Lietuvoje karpiniai išpopuliarėjo 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje. Ir miestiečiai, ir kaimiečiai karpiniais gražindavo žibalinių lempų gaubtus, lentynas, paveikslų, veidrodžių rėmus. Ar tik tai popierius ir žirklės yra naudojamas? Aš taip, bet šiaip tai turi tenai karpytojai ir kaltukus, kilamušius ten specialius, kiti pjausto. Tik mano toks principinis dalykas, kad karpinys turi būti vientisas. Žodžiu, paėmė už kampučio, jau jisai turi ir kabėti, o ne iš sudėliotas ten dar kažkas pridėta. Ten, jeigu netyčia, kur kokią žvaigždutę pridedu, tai taip, nes ten ir lašai, mano, turi būti prikybę, kad jau net ne tai, kad atskirai klievai. O žirklės, pavyzdžiui, įrankiai darbo yra specifiniai kažkokie, tai ar ne? Nežinau, ar yra fabrikas, kuris gamintų žirklės karpytojams. Tiesiog tie karpytojai prisiderina kažką. Vieni perka medicininės žirklės. Čia yra kirpėjų paprastos žirklės. Čia yra kirpėjams skirtos žirklės. Visiškai nelenktas? Ar jums nereikia lenktų? Man nereikia lenktų, man su lenktom dar yra sudėtingiau. Šitie karpiniai yra jūsų sugalvoti motyvai, ta prasme, piešiniai? Taip, tai būtų nuobodžiausias dalykas imti ir kažkieno kopijuoti. Kas sudėtingiausia yra karpiniuose? Priklijuoti? Priklijuoti? Turbūt priklijuoti. Ir yra nuobodžiausia turbūt priklijuoti. Kada tu ten tą popierių lenkimas, tai ką tu karpysi, darai tą piešinį. Tas kūrybiškumas, kuris ateina iš tavęs, iš kažkokių vaizdinių, ką tu matęs, ką tu sugalvojęs, tai yra įdomumas. Kada jau karpai yra darbas toks, kad irgi dar, kas čia gausis. Atidarai, atlenkia jį ir jau matai, ką tu gavai. O čia dar priklijuoti reikia. Ponios Dalios karpiniuose dominuoja pasakų, liaudies dainų, gamtos ir senųjų kalendorinių švenčių motyvai. Štai kurdama ciklą pavadintą Verpstės, moteris ant popieriaus perkelia autentiškų verpščių puošybą. Beje, šie darbai brandžiausi ir solidžiausi, prisipažįsta kūrėja. O čia kas per grožį? O čia yra bažnyčios Vilniaus Bernardinų. Buvo užsakymas, šeima, tuokėsi pora Bernardinų bažnyčio ir prašė, kad aš ją iškirpčiau ten dovanoti. Čia mano bendradarbė sakė, man belė kokią tu bažnyčią iškirpti. Čia yra Švento Kryžiaus bažnyčia ir Vilniaus. Čia yra pasaka apie pupą. Pastaraisiais metais moteris karpo vis mažiau, mat vienoje kūrybinėje stovykloje atrado dažus stiklui. Pabandė dekoruoti stiklines, vazas, patiko ir jai ir aplinkiniams. Pirmieji šių jos darbų pirkėjai buvo bendradarbiai ir draugai.
Ir aš tas stiklinės papaišiau kelias, einasi gerai, nieko. Bet žinokit, man labai greit pritrūko vietos tenai tų stiklinių ir tą noriu netelpa ir tą. Dar aš tenai ant azavai buvau nusipiešus tokį vitražą didesnį negu tie, čia tie pirmieji, kur sakiau, kaip delno dydžio, tokį didesnį. Ir irgi tie vitražiniai dažai skirti tam skaidriam žiūrėjimui, kada prieš šviesą tos spalvos šviečiasi ir aš prie parsivežiau namo, dar čia tie mediniai langai buvo. Nei ten gaila, nei ką, prikaliau tenai tokią virvutę pritaisius ir jisai tas vitražas kabo prieš tą langą ir žiūriu, va čia patepta tie potėpiai tokie negražus, man taip čia lygiau turėtų būti, dar va taip pasižiūrėjau, bet tegu kabo. Ir žinokit, vakare sutemo. Neliko tų tokių negražių tų potėpių, neliko tos maišaties, tų spalvų kažkokių to viso. Išsiryškino tas ažūras, kuris pieštas kontūrais. Ir ta tamsa, man toks buvo gražus fonas, galvoju, tai kaip čia dabar taip gaunasi. Dažai vitražiniai, turi būti gražu taip, o man gražiau yra kitaip. Štai taip kilo mintis ant stiklo piešti paveikslus. Iš pradžių dėdavau tik vienspalvį foną, vėliau eksperimentavau, dėjau spalvotą, sako moteris. Stiklas žaidė šviesomis ir atspalviais. Aš dabar pakišu tokią, taip, pakišu žalę, kitas atspalvis. Pakišiu kokią čia dabar, nieko čia labai ypatingo nėra, visur žalį. Pakišiu margą dar kitaip. Taip. Ir va tas etapas yra tame darime, labai, žinokit, įdomus. Tas ieškojimas, kas tau tiks, raudona, žalia, mėlyna. Iš pradžių toks paveikslas gimsta popieriuje, paskui specialiais dažais piešiama ant stiklo, vėliau spalvinama, parenkamas fonas. Čia yra, darbas vadinasi palainio visata, yra palainio visata. Palainis yra toks ežeriukas už Videniškių, čia Molėtų rajone, apaugęs miškais. Visai netoli to ežeriuko yra pilkapynai. Prie pačių tų Videniškių yra Baltadvario pilies, ten liekanos buvus pilis, tai čia dar pakišta tos pilies tokios. Aišku, plakatinė, jinai nėra ta pilis, kuri ten buvo. Ir aišku, miškas, kadangi aplink tą ežerą medžiai auga miškas. O čia žmonės? O čia žmonės. Tie žmonės, va taip, aš vienąsyk sėdėjau prie to ežero, atsiprašau, ir kai eina miško kontūras, žodžiu, tas iškarpimas dangaus susikirtimo su mišku, toks gražus buvo gulintis veidas, bet aš padariau jį ne taip, man tiesiog tik idėja pakišo, kad gali tie medžiai truputį sužmogėti. Ten jis grinai toks gulėjo siluetas horizontaliai. Tai va ir žaidė tam savo mintim, kažkokiu pamatymu, kažkokiu susigalvojimu ir labai faina. Ar daug žmonių tokią techniką naudoja pieštant stiklą? Nesu mačius, nežinau. Tai čia jūsų yra autentiška? Aš susigalvoju, galbūt dar kažkas susigalvojo, ar susigalvos, ar mano pamatys. Aš drįstu sakyti, kad tai mano sugalvota, nes aš tikrai nuo niekur nenusižiūrėjau. Ir man va ta tamsa padėjo, kuri užtemdė mano tą vitražą. Daug kas iš mano karpinių persikėlė ant stiklo, sako ponia Dalia. Paklausta, ar veš savo darbus į Kaziuko mugę, į purto galvą. Niekada to nedariau, sako, neturiu komercinės gyslelės. O kur jūs perduodat savo darbus? Namuose, iš namų. Iš namų ateina, paprašo, užsako, va taip, buvo Vilniuje parduotuvė tokia Danutės mugė, tai aš ten veždavau tos darbus, nes labai norėjau mašiną nusipirkti. Žodžiu, prisikraudavau kuprinę tų darbų, įstoti nešu, vežu tenai, va taip. Ir aš, aišku, užsidirbau tai mašinai ir matyt, to stimulo paskui neliko ir, aišku, tas nuovargis pareina. Jau dabar, sakiau, kraučiau, aš ten vežčiau, tai kupriniai. Ir taip ir ta parduotuvė paskui užsidarė, žodžiu, aš dabar niekur jų ir nebevežu. Mano menas, va taip, čia sienos visos tais piešiniais nukabinėtos, o va spinto yra mano amatas. Aš jums dabar galiu parodyti savo amatą. Mano amatas, tai va. Stiklinių, žinokit, nuo kurių aš pradėjau, beveik ir nepiešiu ir nelabai darau, yra va tokių dar žvakidytės tokios. Va. Mokyklose švenčiamam šimtadieniui skirti vitražiukai, įvairiai dekoruoti indai, šventinėms progom žmonės susisako įvairiausių dalykų. Ant podelių stiklinių teko piešti net sunkvežimių ar riedlentininkų, vardyja moteris. Kai jūs daro darbą, kurį užsako žmogus, ar ne? Atvažiuoja jisai, susimoka pinigėlius ir pasiima. Ir kai žmogus perka darbą, kurį jūs pati sukūrėt ir darėt iš širdies, skirtingi dalykai, ar ne?
Labai skirtingi, manęs ne vienas nežeidžia, bet aišku, maloniau, kada perka mane. Jūsų idėja, jūsų kūryba, jūsų širdį. Taip, ir yra tokių. Karpiniai, paveikslai, nepaprastai originalūs atvirukai, įvairiais ornamentais dekoruotos šilkinės karelės, visi ponios Dalios kūriniai labai dailūs. Viename iš jos karpinių yra žodžiai tinkantis visą jos kūrybai apibūdinti. Grožis ir klestėjimas remiasi kantrybę, kuriai reikia brandaus žmogaus ir laiko. Beje, karpiniai pripažįstami tradicinių liaudies amatų. Visi kaimuose gyvenantys amatininkai, užsiimantys tradiciniais amatais, gali pasinaudoti ES paramą pagal 2007-2013 metų Lietuvos kaimo plėtros programą. Gauta parama gali būti skirta dirbtuvėms įsirengti, įrankiams pirkti, internetiniai svetainiai sukurti. Amatininkas, kuris neturi įkūręs jokios įmonės ir veikia pagal šiuo metu vis dar galiojančios verslo liudijimus, gali kreiptis paramos iš tiesų pagal priemonę perėjimas prie nežemės ūkio veiklos ir pagal priemonę kaimo turizmo veiklos skatinimas. Ir dar reikėtų pasakyti, kad yra pateiktas vienas iš siūlomų programos pakeitimų, kuriam pritarus amatininkas kaip fizinis asmuo galėtų ateiti paramos pagal priemonę parama verslo kūrimui ir plėtrai. Kalbant apie paramą pavieniams amatininkams, kaimo gyventojams, reikėtų pasakyti, kad jiems yra šiek tiek skiriama mažesnė paramos suma vienam projektui ir šiai dienai tai yra 129 000 litų vienam projektui ir pateiktas keitimas didinti šią sumą iki 60 000 eurų. O kalbant apie amatus, tai programoje mes nesam apibrėžę baigtinio remiamų amatų sąrašo ir remiami visi amatai ir aišku ypatingas dėmesys, prioritetas teikiamas tradiciniams amatams. Žemės ūkio ministerijos specialistai šiuo metu derasi su Briuselio valdininkais, kad būtų padidintas amatininkams skiriamos paramos intensyvumas. Jeigu būtų patvirtinta, paramos suma sudarytų ne 50% visų projekto išlaidų, o net 60 ar daugiau. Antroji mūsų herojė Brigita Šiaulytė savo dienas dalina stilizuotoms lėlėms ir sodybai, kurią renčia pati be statybininkų pagalbos. Vilkijoje ant Nemuno kranto gyvenanti ponia Brigita juokėsi, aplink jau neliko akmenų, visi jie rado vietą mano kieme. Akmeninė tvora, namo sienos, akmenimis grįsti takeliai nusileisti skardžiu prie upės. Moteris svajoja čia įkurti amatų centrą, bet senuoju Panemunės keliu važiuojantis turistai ir šiandien nusuka į sodybą ir mielai įsigyja lininę rankų darbo lėlę. Plaukiančios ir šiukšdančios lytis Nemune Brigitai primena vaikystę. Tik likusi tėvų sodyboje ji ją visiškai perstatė. Kieme į Nemuną žiūri mamos rankų darbas, tapsiantis relikvijas Libino skulptūra su rūkykla. Mama lipdo skulptūras iš cemento. Brigita, baigusi dailės mokyklą, save atrado kurdama stilizuotas lėles iš lino ir užsiimdama statybomis. Prasidėjo tai nuo varnų. Varna buvo mintyje, kad aš kažkada norėjau barą daryti čia, atidaryti barą. Ir aš įsivaizdavau ją kaip interjero detalę, varną. Kad tokie sukti laiptai turi būti tam bare ir ant tų laiptų šono didelė varna, tokia riebi. Tada atsirado paskui po varnų iš karto raganos. Kuo ypatingos jūsų raganos? Sakė, tokių kiti nesiva. Tokių kiti nesiva, nes aš daugiau eksperimentuoju su jom, aš jas tobulinu. O tarkim, kiti siuvo tokias gan paprastas, kad jas parduotų. Aš manau, daro biznį, o aš biznio su raganom nedarau. Todėl jos ir yra kitokios. Ir jos visos, sakėt, yra iš kokių medžiagų dabar? Lino. Iš lino. Aš nemaišau sintetikos. Viena sintetika tik tai viduje yra prikimšta. O šiaip tai jos yra visos iš lino, medžiaga tokia daugiau stengiuosi, kad būtų linas, nes jeigu jau darysi bet kokią medžiagą, tai jau bus skudurinė. Ragana yra nuo žodžio regėti ir tai yra protinga moteris. Anksčiau raganos buvo gydytojos, tai tik tai vėliau jau paskui ten jom inkvizicija padarė, kažkam tai užkliuvo. Aš tom raganom domėjausi jų praeitim ir tikriausiai gal pati ragana.
Kodėl būtent raganos Brigita iš tiesų negalinti atsakyti, tiesiogiai artimas šis personažas. Be to, jos raganos yra geros, protingos ir net linksmos. Kaip gimsta raganų veidukai? Va, veidus tai man labiausiai patinka daryti. Va, ten, va, žiūrėkit, vyriškio veidas, čia yra raganiaus naminuko. Tai va, veidų pas mane yra daug, o kūnai tai jau paskiau jau po truputį pakankinu ir tuos kūnus padarau. O veidai įdomiausia. Ir čia yra nosis iš vieno. Čia nėra taip, kad prisiūta nosis. Nes šiaip tai kiti siuva atskirai. Čia reikia dar turėti nuotaiką gerą, kad ją padaryti. Nes jeigu tu esi blogos nuotaikos, aš visiškai nepradedu net daryti. Tarkim, kažkokia gera nuotaika būna, galva pasyvi, o kūna tai jau toksai, jau daugiau monotoniškas darbas kūną daryti. Raganos veidus darai, kartais neišeina, per kaminą kartais jos ten būna inkvizicija iš karto padaryta. Daug va tokių būna, o kurios išeina, tai išeina. Arba kartais nepatinka, persiuvinėjai labai daug kartų. Sivi, tol kol patinka. Todėl jos yra tokios gan, stengiasi šias išbaigti. Nors ir rankas, ir kojas, kai darai, stengiasi, kad tik tai būtų panašesnės iš žmogaus ir bandau kažką tai tokio padaryti šaržiško. O kai kuriat, kada gimsta, pavyzdžiui, balta ragana, kada spalvota, čia nuo nuotaikos priklauso? Aš čia kūriau parodą metų laikų tema. Ir buvo žiema, ruduo, vasara ir pavasaris. Tai va šita žiema yra, o ruduo buvo, dabar galvoju, ruduo šita didelė, šita va kur kabo, tai yra vasara. Ir panašiai vasara, va tokia geltonplaukė, kažkokias spalvas derinau, skarutė ryški tokia, o pavasario nebeturiu. Čia... Tai dabar, jeigu, pavyzdžiui, norėtų kas nors įsigyti raganą žiemą, kiek tokia kainuotų? Ar jūs jos neparduotumėt? Šiaip man tos tai labai gaila, man jinai tokia jau, galima sakyti, aš jau ją įsimylėjus. Sunku skirti su savo darbais. Nors šiuo metu Brigita raganų beturi 12, iš tiesų šiame kambarėlėje, jis sako, sutalpintų 20, tačiau visos vis po vieną iškeliauja. Raganų nuo 150. Nuo 150. Mažos. Mažos, o jau tokia didelė? Tokia didelė, tai vieną pardaviau už 1000. Už 1000 net litų? Taip. Ir lietuvis nusipirko, ar vis dėlto užsienio? Bare. Bare. Bare tai labai tinka tokios raganos didelės. Kuo daugiau adatos dygsnių, tuo senesnis raganos veidas, o štai šios turėjusios būti mažomis raganaitėmis lėlytės pavirto angeliukais. O ant langų čia kaba... Angeliukai. Angeliukai? Čia angeliukai tokie stilistiniai, be kojyčių, tik va užpakaliukai tokie. Čia angeliukai tokie daugiau... Kaip angeliukai gimė? Šiaip tai angeliukus jų ir taip yra labai daug. Tų angeliukų, tai jau čia nesakyčiau, kad čia jau yra mano tokia kūryba, bet veidukai, tai jie jau tokie tik tai pas mane. Veidukai, nes čia raganų, kaip ir raganos darytos, tik tai, kad jie tokie nuosytėm mažesnėm yra, tokiom riestom, kiti sako, kad čia paršiukai, ne, paršiukus panašus. Šį kambarį, kuriame sutelpa raganos, šikšnosparniai, bitės, kurias Brigita gamino pagal bitininko užsakymą, dar buvo ir katinų kolekcija, ji įsirengė pati ir džiaugiasi, kad neseniai įsistatė didelius vitrininius langus, pro kuriuos ir jos ekspozicija iš lauko matyti, ir ji laukdama įkvėpimo Nemunų gali grožėtis. Iš darželio vaikai ateina. Į parodas atveda vaikus. Buvo Juškų muziejų paroda mano. Tai vienas 4-metis berniukas atėjo, apsikabino mano raganą, pabučiavo. Sako, aš tokios žmonos norėsiu, kai užaugsiu. Tai čia didžiausias komplimentas man, nes vaikus tai dažniausiai gąsdina raganomis. Sako, oi, baisios, piktos, aš tave raganai atiduosiu. Išgirstu mamą taip gąsdinant vaiką, pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš mugiai būnu, sakau, netiduos, kad būna raganas geras. Šios sodybos kiemas turėtų virsti amatų centro kiemų. Svečiams kambarėliai jau ir dabar įrengti. Tiesa, dar ne visi. O tas baslys, kur yra, jį reikia apmūrinti ir bus toks kaip langas tenais. Reiškia, čia bus dar vienas kambarėlis. Taip, labai mėgstu tokius mažučius, tokius užeini,
tokių, kad būtų daug ir viskas akmenim. O medyje noriu vieną šaką pjauti ir medyje padaryti taip pat namuką. Tokį. 3 kokiem pasėdėti. Dar tokį beždžionių tiltuką tokį padaryti, tokį ant lynų. Tvarkiau pati, kad net nežinau, kodėl nesamdžiau. Gal, kad per daug reikli kitiem. Nes žinau, kad man to nepadarys, ko aš noriu. Ir dar vienas dalykas yra tai, kad aš darau tai, visą tai be jokių planų. Aš spontaniškai dirbu, nes labai nemėgstu planuoti. Jeigu aš planuoju, man niekad nesigauna. Ir kai spontaniškai darai kažką, tai tas menas gaunasi bedirbant. Bet tos sunkius vyriškus darbus, tai jūs samdot meistrus? Aš manau, kad tokių sunkių vyriškų darbų pas mane nėra. Tai kas čia reiškia, sieną išgriauti kokią, ar tą tvorą pastatyti, tai čia nesunku. Darėt pati viena? Taip. Visiškai pati, savo rankomis? Šiaip tai kažką, dabar tai turiu draugą, kad padėtų kažką. Ir anksčiau šiek tiek padėdavo, bet viską beveik viena. Nu, net nežinau, kaip čia, aš nenoriu taip labai girtis, kad jau čia visiškai viską viena. Aišku, buvo kas padeda, bet man patinka vienai dirbti. Brigita jau iš visų apylinkių surinkusi akmenis, jų tenka važiuoti rinkti tolėliau. Akmenimis jie grindžia takus, vingiuojančius nuo Skardžio link upės, tveria tvoras. Dar puošia ir namo fasadą, įvairina interjerą. O akmenų sieną lipdžiau absoliučiai neplanuodama nieko. Pasižiūriu, kad nelygiai jau į tą pusę virsta, tada lentynėlę kokią padarau ir vėl lipdau. Tai va, toks mano darbas, koks nors vyras sakytų, na va, broką daro, kažką tai. Bet man tai gerai, aš iš to meną padarau. O kol neįkūrė amatų centro, ekskursijos pavieniai turistai čia atkeliauja pagal vienintelį ženklą – raganą ant stogo, kuri nulipdyta iš cemento. Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Pagal šią priemonę paramą galėtų gauti privatūs amatų centrai, pelno siekiantys amatų centrai. Ir pareiškėjai pagal šią priemonę galėtų būti, na, kaip ir visi kiti šitos priemonės pareiškėjai, tai yra mikroįmonės. Be kita ko reikėtų pasakyti, kad pagal šitą priemonę gali paramos kreipti ir tas asmuo, kuris šiai dienai dar nėra įsteigęs jokios mikroįmonės, jokio amatų centro, tačiau tik planuoja projekte įsteigti. Tokiu atveju pareiškėjas būtų eilinis fizinis asmuo, kuris vėliau projekto eigoje įsteigs amatų centrą. Lyder metodu amatų centrą pagal priemonę kaimo atnaujinimas ir plėtra galės steigti įvairūs juridiniai asmenys veikiantys kaime, tai ir kaimo bendruomenės, kitos asociacijos, viešosios įstaigos, taip pat savivaldybės, įvairūs juridiniai asmenys netgi kartu su partneriais, fiziniais asmenimis, tai yra kaimo gyventojais. Na, o šią priemonę įgyvendinant planavimo būdu, pareiškėjų ratas bus gerokai siauresnis ir paramos praktiškai galės kreiptis pagal šiandieninį projektą tik savivaldybių administracijos. Šiandien jau atsisveikiname, ačiū, kad buvote kartu, pasimatysime lygiai po savaitės sekmadienį 1:30. Geros jums nuotaikos, iki.